Tai sveikas Mantai, Labas, labas. sėdim Ispanijoje savaitę laiko kartu, atkeliavai iš Anglijos neįprastam reikaliukui, savaitę laiko darbas su savim, truputį gal neįprastom metodikom, nei gal iki šiol esi kažką su savim daręs, nes nesi toks visiškai pirmokas, jau visokių dalykų buvai ragavęs. Jo, gyvenime. teko. Tai norėčiau, kad truputėlį pasidalintum su kokiais klausimais šiandien atvažiavai, ką norėjai savį pakrapštyti, paremontuoti ir kaip sekėsi. Tai jo, mes susitinkame su tavim jau antrą kartą. Pirmą kartą gal buvome, kada mes čia prieš porą mėnesiukų. Tai buvo tokia gan labai graži, pasakyti, tokia kaip introdukcija į visą šitą tokį įdomesnį reikaliuką. Aišku, pirmas tas tritas buvo daugiau fiziniai, ta prasme, biški fiziškas, pratimai, jogos, meditacijos, kvėpavimai ir turėjom šiek tiek tokių reikaliukų irgi su susipažinimas su būtent tam tikrais reikalais, čia, ką būtent užsiminėjom šį kartą. Tai mane iš tikrųjų labai įkvėpė, labai tokio pasitikėjimo gavau per tą savaitėlį, kurį prabėgo, ir super nuostabus maistas, aplinka, oras, tiesiog vienas iš geriausių iš tikrųjų atostogų, kaip savo kūnų ir sielai teko patirti per paskutinį laiką. Ir grįžęs namo, kaip aš jau pradėjau biškiai ir adaptuotis į tos reikaliukus, ir santykėliai biškelį, kaip biškiai kyla vibracija geresnė pradėjo eitis, ir laiko savo biškiai daugiau, ir su sūnum. Ta prasme, viskas pradėjo biškiai kilti viršų, bet tuo pačiu metu kažkas ir vėl pradėjo biškiai striginėti, kažkokie vėl seni įpročiai vėl pradėjo išlindinėti. Ir kažkaip čia eilinį kartą aš kažkaip vėl tai prisiminiau. Galvoju, nu ką, parašom gal Ariui. Pažiūrėsim, gal kažkas mini retritukas vėl vyksta, bet kaip tik tuo metu tu planavai šį tokį įdomų susivėgimą. Viskas pats atsimeni, vyko grinai savaitės reikale, 1, 2, 3 ir žiūrėk, aš jau čia tašytą renkuosi, skrendu vėl į saulėtą Ispaniją. Tai čia tokia maždaug kaip pradžia tų visų tokių reikaliukų, bet pats lūkestis būdamas skristi čia, ar koks čia aš atskridau, tai toksai jau biškai gal paradęs tokį džiaugsmą gyvenimui. Kiekvienam kažkokio gyvenimo srity kaip ir viskas gerai, bet visur viskas buvo tai biškai apleista. Tai paėmus darbą ir verslą, viskas einasi puikiai, negali skųstis, pinigėlį einasi, bet vis tiek norės kažko biški daugiau ir tokia biški tokia kaip užšaldyta pinigų energija stovėjo vietoje, kurią iš tikrųjų reikėjo biškelį kažkaip pastumėti, ją įdirbti, pradirbti, kas iš tikrųjų, manau, šį sykį ir pavyko. Aišku, rezultatai bus pasiekti ir parodyti grįžus namie. Bet supratai, kaip viskas veikia ir kokie blokai neleidžia tau pakilti aukštyn. Blokai ir nusistatymai ir kokios baimės, piniginės baimės laiko tave nuo judėjimo į priekį, kas atrodo taip paprasta. Tiesiog suprasti, išgyventi, priimti ir judėti į priekį, bet viso to reikia išmokti ir gauti žinių. Tai čia vienas iš niuansų. Vienas turbūt iš pagrindinių niuansų tai buvo vėl šeimos santykiai, nes mes ir su savo žmona kartu dirbam, 24 valandas laiko kartu praleidžiam. Tai išlaikyti tokį balansą tarp šeimos, darbo ir visų dar romantiškų reikalų pasidarė gan labai sunku su laiku, nes viskas vis atsiribodavo į darbą, darbas prie maisto, darbas po darbo ir darbas per atostogas, galima sakyti. Tai ir kas labai įtakojo tokį kaip ir biškį praradimą džiugesį gyvenimu gal. Nors atrodo kaip ir viskas gerai, yra ir pinigėlių, ir pakeliaujam, rodos, ir išeinam out, ir pavalgyti, ir, ta prasme, savo niekur neatsakinėjam, visko kaip ir užtenka, bet vidinės laimės, kažkas yra užspausta. Ir ta laimė, kai pradėjau užsispaudinėti, pats pradėjau užsidenginėti, pats pradėjau kažkaip tai viduj užsidarinėti, manai, kad ten viskas pas tai gerai, bandai kažką reikaliukus įsispręsti, bet nieks iš tikrųjų nesisprendžia. Ir taip pat pradėjau atsižvelgti ir į santykius,
ir į savo santykius viduje daugiau iš tikrųjų, o tie vidiniai santykiai persitikė tavo antrai pusiai, nes ta išraiška savo nepasitenkinimo, gal kuri prasidėjo pabiški taip išlindinėti, vis tiek kažkur jinai išeina per kažkurią tai būseną, o tą būseną dažniausiai sugeria kas? Artimiausias tavo žmogus. Tai vėl va, po visų mūsų reikaliukų šitų, antrą dieną labai gražiai pradirbau su savo širdimi, grinai valiau visą širdį, tiesiog visą praktiką per rankų pasidaužau su per širdelę, atvarinėjau signalais. Tokiais, plus viską garsiniai, emociniai reikalai, tai praėjau širdį tiesiog per 4 gyvybės elementus, tokie kaip vanduo, oras, ugnis ir, daleiskim, akmuo. Tuo atveju man akmuo buvo kalnas. Ir integravau vėl širdį į 4 elementus, kurie gyvybiniai svarbus elementai mūsų gyvenime. Ir praėjau, ką aš galėjau pasiimti iš kiekvieno elemento, kaip aš galiu integruoti savo širdį. Davė suprasti, kaip aš elgiausi su savo žmona tuo atžvilgiu, nors aš to nejausdamas, ne iš kažkokio tenai, aš kažkada gal ir piktis kildavau, bet tikrai ne iš noro jai tai pasakyti, davė pajausti identiškai, kaip jinai jautėsi tų atžvilgių, kaip aš šnekėdavau tam tikrais momentais, kas mane iš tikrųjų labai stipriai sukrėtė. Tai va čia tokia patirtis buvo iš pirmos dienos, kur grinai man buvo ta tokia emocija, širdis, kas yra man labai svarbu, nes aš iš esmės man atrodo, aš esu gan toksai emocingas žmogus, mylintis ir mokantis mylėti. Bent jau tai buvo tikrai. Ir šį kartą aš vėl pasikravau tos tokios meilės savo, supratau, kad mylėk ir būsi mylimas iš tikrųjų. Kas manau, kad man skiria to daug problemų iš esmės ir tokį kaip ir biškį vestinį tokį savo destrukcinį tokį gyvenimo stilių. Kas gal atsiliepdavo, žinai, alučio išgerimo vakare, ar ten vynelio buteliuką ar kažką tai tokio. Kas mane irgi iš tikrųjų, irgi buvo viena iš priežasčių, turbūt viena iš negi pagrindinių priežasčių, kurią aš pradėjau iš tikrųjų taip rimtai spręsti, tai buvo turbūt atvykimas čia. Po to mes turėjom biškį ir įdomesnių reikaliukų čia, buvo visokiausių tokių... Mistikos. Mistikos man buvo šis iki tikrai. Labai daug. Tikrai labai daug mistikos. Ta mistika iš tikrųjų aš labai priėmiau, labai dėkojau už tai. Čia tiesiog ta mistika buvo skirta man, tai nemanau, kad čia reikia kažką per daug apie ją dalintis. Čia jau mano buvo tokia, gavau labai stipriai. Net čiurpas eina, gavau labai įspūdingų galių, su tokiais patvirtinimais. Čia neišpasakosi, čia kiekvienam savo. Kiekvienas turi savo mistiko šitoj kelionėje ir kiekvienas gauna savo galių. Jo, tai tavo atveju tai buvo labai kaip išrašyta dosniai. Realiai, kai žmogus prie to neprisilietęs ir pažintis su šituo pasauliu, kuris irgi yra kažkur, tai ir jisai taip glaudžiai, taip ryškiai su tavim pradeda sąveikauti, kontaktuoti. Ir šitie išgyvenimai ir, sakysim, šitie palaiminimai tokie įvairiausi, aš tikiu, kad tau atsimins ilgam. Ne, čia mano kaip gyvybės talismanas, čia mano energija sunkia diena, čia neįmanoma išreikšti tokių humorų, man šiurpas eina per visą kūną, čia tiesiog, bet čia sakau, čia buvo skirta man ir tik tai man, ir čia su nieko čia neprisidalinsi ir tokių dalykų čia net kartais ir net neįdomu kažkam ir būtų turbūt išgirsti. Kad įdomu, tai jo, bet tiesiog čia visai kitas video turėtų būti. Koks tu išvažiuoji? Išvažiuoju. Koks jausmas širdį ir koks tikėjimas ir dabar gal truputėlį pasikeitęs suvokimas gyvenimo? Nesuvokimas tai pasikeitęs labai iš tikrųjų. Nes ir tas toksai noras gyventi, noras vėl didėja kurti, noras apkabinti mylimą moterį, noras praleisti daug laiko su šeima, noras kaip į verslą, noras tvarkytis tokius reikaliukus, visokiausius savo bardakiukus, visokiausias tamsias vietybės, kur ten visko prikrauta, kur lėjo po 10 metų nepaliesti daiktai. Noras, ta prasme, noras žiauriai gyventi, toksai, noras pakeliauti daugiau, bet toksai visas toksai išpūsta tokį šeimyninį burbalą ir tą visą norą
parodyti visiems ir šeimai, ir sūnui, kad kaip galima iš tikrųjų gyventi. Kaip galima gyventi ir tą tokią emociją reikšti, didinti savyje, mokintis kaip ją išreikšti ir dirbti su ją. Tai čia vienas iš tų. Plius mes labai vieną davai tokį, nes labai stiprų įrankį, kaip išdirbinėti emociją, kaip išgaudyti blogas mintis, kaip ją pradirbti, kaip ją paleisti, kaip žinai, kaip sukelti iš kažko tai labai negatyvo, ištraukti labai pozityvą savo ir savo ateičiai. Tai čia vėl tokia, sakau, dovana, kur pabandžiau jau, dar toksai biški, žinai, kartais atrodo padariau, bet 100% gal ir neužtvirtinu, kad padariau, bet mintise paleidau, suradau gerasias to viso dalyko pusės, įsisavinau ir taip, va jau porą praktikėlių, sakau, jau po biški pradedu tą visą tokį reikaliuką suprasti, pats laikas iš tikrųjų sprogo taip, kad iš pirmo, žinai, atvažiavam čia toksai, atrodo, čia savaitėlė, kaip ir reikia kažkaip, tai čia reikalų tokių, žinai, neįlinių kiekvieną dieną visi tokia ir baimytė kyla į kiekvieną kelionę išėjus, čia kaip ir turėtų būti normalu visiems, mano toksai jausmas, nes bent kokia nežinomybė, bet koks naujas potyris, tai yra tas, ko tu niekada nesi patyręs ir baimės jausmas turėtų būti, man atrodo, normalus dalykas iš tikrųjų. Nu, ne šiaip savo visas spektras emocijų ir jausmų įdėtas mums. Tai sakyt, kad aš to nenoriu, man tas neskanu ir aš nuo to bėgsiu, tai yra, sakysim, gal esminė klaida. Vat būtent. Nes jeigu jauti, tai reikia maksimum į tai reiti, o ne kad užmaskuot kažkuo, tai ten prastai jaučiuosi, tai vakare liuko gal kažkur tai atpalaiduotų, kad arba ten išbėgsiu pabėgiot, nes negera. Jo, tai čia, sakysim, ne tas kelias, kuriuo reikia eiti. Ne, tikrai ne. Čia vėlgi tai pabėgimas yra, o reikia atvirkščiai. Į sprendimą. Jo, tai viskas, kas čia vyko, tai mano darbas yra nukreipti žmogų į jo šešėlį. Šešėlį, kad galiausiai suprast, kaip mechanizmas visas veikia ir kaip galima su tuo dylinti ir kaip galima tai išintegruoti, išinstaliuoti. Ir kai kažką tokio sunkesnio vibraciją iš savęs išėmi, visą laiką būna užpildymas. O užsipildai jau šviesiais dalykais. Kas be ko. Manau, visos praktikos buvo tokie biški tokie įėjimai, tokie visai sunkesni, pats pastebėjai. Man taip visą laiką kažkas mane taip vis užlaikydavo, užspausdavo kažką, tai, bet bedavau pagalbos, tai ten būtų iš tikrųjų tokios praktikos, net nežinau, būtų bereikšmės iš tikrųjų visiškai. Ir visų pirma, ir nesuprastum, ką tu ten darai, ir ko ten atėjai, ir net nesuprastum, ką tau ir sako, ką ir duoda. Bet su tavo tokiu palaikymu, buvimu šalia, mūsų Dovilytė angelas visą laiką šalia, ten tik sugalvok mintį, jinai jau stovi tave šalia, čia buvo kažkas, tai mūsų irgi labai stipriai dėkoju Dovilei jau ne pirmą kartą. Labai pasisekė, kad toksai žmogus tau yra komandoje, aš manau. Nes ta tokia energija, ta tokia gerumo švara iš jos sklinda taip, kad, tiesiog nori tokį perduoti kitiems žmonėms, ką pasisėmė iš jos. Nes čia yra tokia šviesa, tokia švara. Bet patirtis savaitė prabėgo labai stipriai. Iš tikrųjų dar galvojau pasilikti gal dar šiandien ekstra dienelę, bet vis tiek šeima yra šeima ir aš manau, kad mes jau vakar tai patikrinam. Aš savo užduotis gavau pakankamai daug namų darbų, gavau pakankamai visokiausių nuorodų, insightų, gal ne tiek aš tiek daug prisirašiau kaip visi, bet man įspūdį paliko visą viduje. O visi mini tokie žodeliai, ženklai, kiekvieną dieną pas mane buvo įrašyti, kas, manau, man tikrai primins, prie ko sugrįžti, prie ko padirbėti. Ir čia tokia patirtis, kad bet kuris iš vis nors žmogus galintis sau leisti tokią kelionę, pailsėti, norintis nors šiek tiek atrasti vėl džiaugsmo savyje, ką mes iš tikrųjų pamatėm, mūsų grupė šį kartą buvo iš 4 žmonių. Didžiulė pagarba mūsų poreliai atvykusiai, Žygimantui ir žmonai jo. Tai čia yra jauna pora
padarė geriausią investiciją savo gyvenime, ką galėjo padaryti ir iš visų turbūt supratimų ir atėjimų ir kaip jiems viskas atėjo taip lengvai, aš manau, kad jie šoks į viršų, oi kaip aukštai, tokio amžiaus, tai čia yra, jie padarė, nežinau, čia didžiausia investicija, ką galėjo padaryti savo, net nesubijodami to. Ir jiem net nereikėjo to visų 7 dienų, daleiskim, Žygimantui užteko porą dienų, suprato viską, jam davė visus įrankius ir jisai jau pradėjo kurti, galvoti, taip pat ir su mergaitė, viskas buvo taip aiškiai pasakyta ir taip, kad kiekvienas, kuris bent jau kažkaip jaučia savo nuoskadą viduj, kažkaip randa džiaugsmą gyventi, manau, aplamai ar santykiai nesiseka, ar kažkokiam liūne sėdi, ar grimsti kažkur, tai bent jau susisiekit su Ariu, paklauskit patarimų, o atvažiuokit tokį patį retrytą, kai aš buvau pradžioj, kas tikrai man davė tokio labai pasitikėjimo savimi, kuris irgi vyksta 7 dienas, maždaug 5, vėl nuostabus maistas, Dovilytė mums visą laiką pasirūpina tuom, visą laiką saulė su mumis, kur bebūtume. Nu, tai čia jau tokią reklamą pradedė varyti. Garantuota. Tai čia ne reklama, čia mano pati tokia emocija, žinai. Jo, ačiū tau. Ačiū tau, Mantai, už pasidalinimą ir tikrai jaučiasi iš tavęs, apčiuopiu, aš konkrečiai jaučiu, kaip tave tai paveikia, kokį tu efektą iš viso šito išsiveži ir kad tai ne taip, kaip, žinai, išpūstas muilo burbulas, kuris dabar išsipūtė ir jisai pukšti ir sprogsti, ir jo nebus, čia iliuzija kažkokia. Tai aš praktiškai labai stipriai garantuotas, kad tu užlipai ant kito laiptelio tiesiog. Ant kito laiptelio ir dabar belieka tau tik tai žaisti ir integruoti viską teisingai ir džiaugtis gyvenimu ir žaisti. Tai ačiū tau ir sėkmės. Dabar ateik pas